Labas, Ana. Labas, Alfreda. Sveiki visi. Šiandieną be didelės įžangos vis tiek su gražiausiais linkėjimais. Tęsėme narcisistinės sąmonės transliaciją, žinoma, nebe empato kolektyvinės sąmonės transliacijos. Tai yra kilusių klausimų toliau. Tikrai surezonavo pirmoji dalis, pirmasis video, kas nežiūrėjo ir iš karto papuls į šį video, labai kviečiu pradėti nuo pirmos dalies ir tęsti su šitą antrą dalimi. Tai po vakarykščio video srautas vis dar nešia daug klausimų, dalinamės dėl to, kad ko gero tas rezonansas sukelia papildomus klausimus ir šiandieną iš vos keletos valandų įdėto video jau iš tiesų gavau nemažai klausimų, patikslinimui, praplėtimui šitos temos ir panašiai. Tai Ana, kiek žinau, turi pasirašysiu klausimų ir į video galą ir video pabaigą mes prieisime prie klausytojų klausimų. Jeigu stiprus rezonansas nepalieka abejingų po pirmo ir šito antros dalies video, galite rašyti klausimus, į juos aš galbūt atsakysiu. Kiekvienas individualus kontekstas, patyriminis kontekstas, jūsų gyvenimo esmė, vyksmas, vis tik yra aptariamas individualios konsultacijos metu, tačiau tikslingi bendri klausimai, į kuriuos galėsiu atsakyti karts nuo karto viešai, tikrai tai padarysiu. Tai, Ana, pratęskime vakarykštį pokalbį, transliaciją ir aš laukiu tikslingų klausimų. Tai pratęsiant apie empatus, turiu tokį klausimą, ar galėtų empatas sustiprinti save, idant jam būtų lengviau išlikti? Ar galėtų empatas sustiprinti save, kad galėtų išlikti? Žiūrėkit, kaip yra sudėliojamas pats klausimas. Aš turiu ketinimą likti šitame santykyje, kaip man tiesiog palengvinti savo dalią. Atsakymas iš tiesų santykis, kuriame yra narcizas ir empatas, turėtų pasiekti tokį lygmenį, kuomet aš nebenorėčiau leisti sau arba leisčiau sau tikrai nelengvuoju būdu, tačiau suvokimas, kad ir ganėtinai žiaurus, kiekvieno jausme, ar ne, kuris užduoda šitą klausimą, suvokimas jau turėtų būti tame lygmenį, kad šitame santykyje ketinimo likti aš daugiau neturiu. Kol empatui rezonuoja klausimas, kaip man savo palengvinti išlikimą, tol jūs patirsite visišką manipuliacinį santykį, kuris iš esmės nėra dieviška vertė. Tai reiškia, kad tai nėra siektinas santykis. Siektinas yra tik išlikimas. Tai reiškia, kad jūs patys santykį paversite į instinktų teritorijos tenkinimą, nes klausimas apie išlikimą visada yra transliuojamas instinktų išraiškoje. Ar galima apskritai išlikti santykyje, kuriame yra narcizas ir empatas? Šitame santykyje išlikti galima, bet yra įsipareigojimas į laiką. Tam tikrą laiką, galbūt net ilgą laiką jūs tame išlikti galite. Vienintelės išlikimo galimybės yra, kai viena sąmonė susitapatina su kita sąmonė, tai reiškia, kad dvi individualios sąmonės išlikti jau negali, nors dieviškoji duotybė, atsineštinė duotybė yra vis tik būti empatu, empatas visada aukoje. Tai jeigu empatas visada aukoje, kaip jūs galvojat, šitame santykėje pasiaukojimas iš kieno pusės bus susitapatinimui? Iš empato. Ir jeigu empatas, aš labai nenuvertinu empatą, kaip pirmam video minėjau, norėčiau duoti didžiausius komplimentus empatui, atsidūrusiam santykyje su narcizu. Tai reiškia, kad jūs esate be galo stipri asmenybė ir ne dėl to, kad jūs empatas, jūs tiesiog prigimtiniai duotybėje esate stipri asmenybė, turinti išskirtinį savitumą, turinti
labai įdomiai suformuotą individualumą, kuris traukia narcizą asmenybiniam plane. Dar net ne dėl to, kad jūs empatas. Čia yra pagrindas empatas, ar ne? Bet jūs dar esate ir asmenybinis kompleksas, kuris yra sudarytas iš universalių duotybių. Pavyzdžiui, charizma, empatas ir charizma, ar ne? Empatas ir stiprus loginis mąstymas, empatas ir geras komunikatorius, transliatorius, gebėtojas išreikšti savo ketinimą, savo žinutę ir daryti netgi ganėtinai įtaigiai. Empatas iš tiesų, kadangi vis tik yra šitame santykyje aukos pozicijoje virsta auka, tačiau jis iš esmės prigimtiniai empatas yra pasiaukojantis, jis yra psichologinis donoras. Tai štai, kad psichologinis donoras donorystės aktyvą jis atlieka tam, kuris irgi yra jo resursas. Tai reiškia recipientui. Recipientas yra narcisistinis žmogus. Virtus aukai, išėjus į donorystės tiesioginį santykį per pasiaukojimą, jūs save žlugdysite toksiško santykio esme. Todėl matyti, kad tai yra meilė, stipri, gili meilė, primygtinai siūlyčiau nepabijoti tai pavadinti magnetizmu. Magnetizmas nėra meilė. Nors tai yra visą apimančios meilės viena iš formų irgi reikštis ir transliuotis. Ir nuostabus dalykas yra magnetizmas santykyje. Be jo pats santykis nėra toks saldus ar ne, skonį turintis. Bet vis tik šis magnetizmas yra psichinis prisirišimas, kai viena psichika pradeda donorauti kitai psichikai ir jos pamatinė vertė yra išlikti donoru šitame santykyje, šitam recipientui. Todėl pats klausimas, labai natūralu, kad empatas ištransliuoja tokį klausimą, ar galimas pakilimas, sąmoningumas, virsmas, dieviškumas ir panašiai. Santykis prasideda nuo žodžio santykinumas. Santykinumas yra visiškas lygybės ženklas sąlygiškumui. Tai kalbėti apie besąlyginę meilę santykyje, mylimųjų santykyje yra neįmanoma. Vienintelis meilės besąlygiškumas galimas vaikams, saviems vaikams. Labai trumpai įsiterpsiu, kodėl taip tariu, ar ne, kad besąlygiškumas galimas tik tai saviems vaikams. Gyvenime viskas nutinka, nieko neabsoliutinam. Tai reiškia, kad taip, kai kurie tėvai gali sau leisti išsižadėti savo vaikų, sulig kažkokią tai psichinę patologiją. Viskas priklauso iš tiesų nuo vaiko kenksmingumo santykio tėvam, ar ne, su begaliniai skaudančia širdim ir panašiai, bet vis tiek tai yra įmanoma. Tačiau, ko neįmanoma yra suvaldyti paties instinkto, kad vis tiek aš priimsiu, mylėsiu ir apginsiu. Ir čia yra tas besąlygiškumo pati sąlyga netgi, ar ne, savo vaikam. Dar labai trumpai prie to paantrinsiu tai, kad kodėl tai vyksta, jeigu mes santykiuose apskritai negalim būti besąlyginiai ir savo vaikams mes irgi esame sąlyginiai, sulig auklėjimu, sulig diegimu, sulig net ir pačia saugiausia kontrolė ir panašiai, vis sąlygos nuolat sužiba bet kokiam santykiui, net ir su vaikais. Tačiau gamta, visata yra surėdžiusi tokį esminį dalyką. Kiekvieno kūnas turi 100% atmintį. Tik kūnas ir tik kūnas turi 100% atmintį. Protas neturi 100% atminties ir tai yra labai tikslinga dėl to, kad tam tikri nepatogumai, skausmai, kiti
ydingi dalykai neišvestų tavęs žmogau iš proto. Bet kūnas, kuris yra instinkto pagrindų veikiantis žemėje, jis turi 100% atmintį. Ir štai todėl mes gimdame vaikus per savo kūną. Ir tik tai, ką išleidžiame per savo kūną, taip įvyksta įvairiausios cheminės reakcijos mūsų hormoninėje sistemoje ir atsiranda besąlygiškumo jausmas ir jis yra visiškai tikras, nes jis toks ir turi būti. Išleidžiant gyvybę per savo kūną, mes su visam į atmintį įrašome besąlygiškumo sąlygą, kad šitai asmenybėje aš būsiu maksimaliai besąlygiškas. Ne? Visi kiti meilės santykiai, kur kūnas sutiko kūną, protas sutiko protą, instinktai sutiko instinktus, psichikos susitiko, mes niekada neišliksime besąlygiški. Kad ir turėti intenciją, turėti tą aukščiausią vedančią galią, sutikti partnerį ir mylėti jį besąlygiškai, šitas ketinimas yra dieviškas. Ar jį išlaikysite? Ne, nesisielokit. Tokia yra normali žemiška tarpusavio santykio sinergijos funkcija. Baigiu su besąlygiškumu, grįžtu į temą ir prašau pakartok, Ana, dar klausimą, ar aš jį būsiu neatsakiusi ant kažkiek. Ar galėtų empatas sustiprinti save, ydant jam būtų lengviau išlikti? Taip, kuomet jisai perimtų manipulacijas, technikas, labai gerai pradėtų ilgainiui, nes šitie santykiai iš tikrųjų užtrunka metus, ar ne? Viskas turi savo sąlygas, kiek tai užtruks. Tačiau empatas juk irgi yra protingas žmogus. Jis išmoksta manipuliuoti ne kitą, o save. Kai aš išmokstu manipuliuoti save, aš žinau, kur man, ką man nutilėti, kada man susilaikyti ir susiturėti. Aš žinau, kad aš nenoriu daryti įtakos, kuri paskui atsisuktų prieš mane patį, ar ne? Aš išmokstu manipuliuoti save, įdant to aukštesniojo tikslo, juk mano tikslas yra turėti nuostabų santykį. Tai štai empatas gali užsiimti savimanipuliaciją, gelbėti arba kiek įmanoma šitame santykyje save nešti patogiausiu būdu. Ar pačiam empatui tai bus patogu? Ne, tačiau formuojasi įpročiai. Kai susiformuoja įpročiai, atsiranda ir savotiškas patogumas. Aš kitaip sakyčiau, savotiška komforto zona tame, ne? Nes bet koks nekomfortas ilgainiui tampa asmeniniu komfortu. Bet dar kartelį norėčiau paminėti, niekas nesikeičia. Kas apskritai yra narcisistinė sąmonė, prigimtis, duotybė ir panašiai. Tai yra tamsioji žmogaus pusė. Yra dar toks dalykas kaip tamsioji triada, kur yra socialiai kenksmingas santykis sudėtas iš narcizo patologijos, narcisistinio asmenybinio tipo, psichopatinio asmenybinio tipo ir yra tokia sąvoka kaip makiavelizmas. Labai ilgai dėstyti apie tai nenorėčiau, nebent būtų kažkokie tikslingi klausimai, padaryčiau turbūt atskirą video, bet iš tiesų net ir turbūt paguglinus kiekvieną iš šitos triados aspektų jūs tikrai pasiskaitytumėt ir padarytumėt aišku atpažinimą, kas yra kas. Tai ačiū už pirmą klausimą, aš manau, kad aš jį ištransliavau. Žinai, tada kyla kitas klausimas, greičiausiai, ar yra kokios nors terapijos, kurios galėtų mums padėti? Mums. Tai reiškia mūsų santykiui, kaip narcizo ir taip. Vis tik terapijos vyksta, ar ne? Ir tas, žiūrėkit kaip į pačią terapiją. Jau įsivaizduokit, kad į poros terapiją, ar ne? Pas psichologą, pas psichiatrą, pas coacherį, pas sielovados vedlį, pas kuo tik tai jūs patikite, į ką jūs einate ir leidžiate save ištransliuoti per visišką atvirumą, ar ne? Terapijos vyksta, daugelis
iš tiesų turi didžiulį norą prisiliesti prie bet kokios disfunkcijos, ją išaiškinti, o paskui vis tiek teks duoti žmogui laisvę, ką su tuo daryti, ar ne? Ar padeda šitos terapijos? Turbūt, kuomet pati iš tiesų turiu tokias poras ir aš dabar labai nepopuliariai savo pasakysiu, kad galiu prarasti dalį terapinių porų, bet tai nei gerai, nei blogai, ar ne? Vis tik žmonės, net ir patys narcizai, jie gyvena gyvenimą didžiąją dalimi dėl savęs. Ir netgi norėdamas neprarasti empato kaip resurso, jis irgi daro dalykus, tarsi, ar ne? Bet kas vyksta terapijos metu, jeigu neatsargiai terapeutas prasitaria, kas esi tu ir kas esi tu, ar ne? Iš didžiosios manipulacijos, kuri yra pagrindinis narcizo tikslas, jis padarys viską, kad sekančios terapijos daugiau nebūtų. Nes šitoj vietoj, šitoj erdvėj, šituo terapiniu laiku, jam gresia būti išskleistam kaip narcisistiniai savokai iš esmės. Narcizas piktavališkas, ar ne, jis būtinai nutrauks šitos dalykus ir tai padarys net ne dėl savęs. Jis tai padarys, kad tik auka, empatas, nepabustų suklusime, nes jam yra tai nenaudinga. Vien tik ėjimas į terapiją pas dviejų skirtingų polių, to paties santykio žmonės yra skirtingo tikslo. Narcisistinė sąmonė turi tikslą apkvailinti ir patį terapeutą. Tai reiškia, aš turiu išlaikyti auką ne aukoje, o paversti jį narcizu ir virsti auka. Tai reiškia, kad aš kalbu apie išties protingus, gudrius, pasikausčiusius žmonės. Nes narcizas anaiptol negali būti neišprūsęs ir prarasti kažkokioj tai vietoj galią naudoti, vartoti patį save. Tai informuoti apie šitos dalykus terapijos metu yra tiek žalinga pačiai porai, tiek labai neapdairu, nes tu išleisdamas auką, empatą, narcisisto resursą, tu jį išleidi į dar labiau nesaugią erdvę. Ir tu nevaldai šito proceso, tu, tai terapeutas, nevaldai šito proceso. Tiek, kad žmonės vis tik yra savarankiškai pasirinkimuose, net ir kentėti. Bet tuomet abusinimas arba lietuviškas žodis smurtas, psichologinis smurtas bus dar koncentruočiau nuteiktas veikti auką. Ir ten atsiras ne tik smurtas apie tai, kad žlugdantis, žeminantis, bet tai visada bus kraštutinės priemonės. Dalis meilės bombardavimo žinutės, dalis smugdančios žinutės. Štai kas dar iš tiesų yra būdinga narcisistiniai sąmoniai, tai yra impulsyvumas, ganėtinas greitis, reakcijomis, jausmo transliacijoje. Labiau norėčiau minėti reakcijas, pokytis tavyje, ar ne, narcize. Įvyksta pokytis, tu toks labai nuostabus ir fainas, ir ką tik tu mane mylėjai, ir aš esu tavo deivė ir dievas, ir visa ta. Ir štai tu esi tas, kuris nuolat gadina mūsų santykius, neneša jokios atsakomybės, nesaugo, vartoja pagal savo kažkokias ydingas funkcijas, patologijas ir panašiai. Narcizui visada yra būdingas melas. Melas ir dar kartą melas. Pati manipulacija visada yra melaginga. Ir impulsyvumas, melas ir nuolatinės svarstyklės. Viena vertus jis
su savo funkcija į auką, į empatą, į resursą visada eina svarstyklių principu, ar ne? Ir jūs kaip empatas labiausia santykėje turėtumėte pastebėti, kad tai yra nuolatinės emocinės supynės. Tai va tos svarstyklės, jos pradeda virsti į supynės, tai į tą pusę, tai į tą pusę, tai į tą pusę, tai į tą pusę. Atpažinkite ir tai, kad aš visada apeliuoju į žmogų kaip į protingą būtybę, ir į narcizą, ir į empatą, ir be jokios abejonės nepatologinę sveiką psichiką lygiai taip pat. Todėl noriu pasakyti, kad yra vienas dalykas, kai kažkas išmano neurolingvistinį programavimą arba NLP technikas, arba moka vadovautis santykio kūrime ir panašiai. Narcizas, net neišmanydamas, neturėdamas tikrojo žinojimo apie neurolingvistinį programavimą, aš kaip terapeutas juos atpažįstu kaip idealiai išmanančius manipuliacinės taktikas per neurolingvistinį programavimą. Kaip tai atrodo? Prisiminkite supynių principą, ar ne? Kad visada yra tai. Įsivaizduokite pirmąjį pasimatymą. Ateini su žmogumi ir esi empato pozicijoje. Tu esi empatas. Atėjai su galimu narcizu pažindintis. Narcizą dar per pirmą pasimatymą galėtumėt atpažinti per tokius dalykus, kad reikėtų labai greitai sukurti narcizo monologą, kad būtų galima, pavyzdžiui, pateikti pasimatymą aukai, ar ne? Tai turbūt būtų tiesiog taip, kad nepameskite supynių stebėjimo. Tai reiškia, kad gilus galbūt žvilgsnis, šiek tiek suklusimo, jau stebint jūsų dėmesingumą, praktiškai jį pas jūs veriasi burna, norinti klausti, ką galvoji. Jis užbėga paprastai už akių arba taktiškai laukia šito klausimo, ar ne, tuomet jisai atsako, kad stebiu tave ir mano mintis visiškai mato perspektyvą. Jūs jau ant kabliuko, kuris yra vadinamas susidomėjimu. Jūs jaučiatės ypatingas objektas, kuris sekančiai turbūt klaustų, tai o kągi tu galvoji? Supynių principas yra apie tai, kad aš tau metu meškerę, tu jau ant mano kabliuko, bet aš jos neištraukiu, nes mano netoks tikslas. Aš ir toliau laikau meškerę skandindamas, neduodamas tau suprasti, kad tu esi sužvejota, ar ne? Bet nuo kabliuko tu jau nenueisi. Jo sekantis, jeigu jūs paklausite, tai kągi viskai tu galvoji, man įdomu būtų išgirsti. Sekantis jo kabliukas, kuris tikrai jūs smeigs per žandeną, bus toks, kad aš tikiuosi turėti galimybę artimoje ateityje tau intimiau apie tai papasakoti. Artimiau apie tai papasakoti. Ne viskas iš tiesų tik per intimumą, ar ne? Bet kabliukai labai veikia, duodant empatui suprasti, kad tu esi norimas, geidžiamas, tu tas vienintelis, tu ypatingas, tu potencialus mano meilės objektas ir aš esu potencialus tavo meilės išskleidėjas tavyje, mumyse, santykyje ir panašiai. Kuomet jis pasakytų, kad artimoje ateityje, tikiuosi turėti progą tau apie tai papasakoti, jūs esate per žandeną pasmeigtas ant kabliuko, todėl kad jūsų rezonanso žinutė yra apie tai, kad yra planas susitikti su manim sekančiai. Jūs patys savo atsakinėjate klausimus, kad yra susidomėjimas su manimi, aš nebūsiu palikta ant nežinojimo, patikau tau, nepatikau ir panašiai. Jūs ne tik patikot, nepatikot, jeigu narcizas jumise išvydo empatą kaip galimą resursą, o tada surezonavo ir simpatija ir labai elementarūs kiti tarpžmogiški dalykai, ar ne?
patikėkit manim, greitas love bombingas įvyks žaibiškai. Ir tas neurolingvistinis programavimas supinių principų yra būtent ta manipuliacinė technika, kurią naudoja narcizas visiškai neišmanydamas jokių NLP technikų. Pati manipuliacija yra neurolingvistinis programavimas, bet mokslas arba metodika, ji nėra sukurta manipuliatyviam taktui. Na, vis tik yra ir tam, bet tikrai netoks yra metodikos tikslas. Ne? Manipuliuoja visi. Šiek tiek iššokau iš temos konkrečiai narcizo ir empato, manipuliuoja visi. Tačiau sveikos psichikos manipuliacija yra neturėti resurso, o ir būti resursu tuo pačiu, ar ne? Bet manipuliacija tos eina daugiau per ego šaltinį, kuris vis tik, man labai patinka šitas žmogus, aš iš tikrųjų noriu kažką, kad turėti su juo santykį, ar ne? Ir čia irgi yra manipuliacija. Bet grįžtant prie narcizo, tai yra supinių principas. Iš pradžių jūs būsite iškelta, paskui jūs būsite nuvertinta. Kitaip santykis nemezgamas ir santykyje nedalyvaujama. Tu dabar esi deivė, bet turbūt tavęs vengia vyrai, ar ne, nes tu atrodytų daugeliu per protingai ir panašiai. Tai yra iškelimas ir nuvertinimas tuo pačiu. Dar daugybę pavyzdžių iš tiesų galėčiau pasakyti, bet klausytojas turi tikrai, jeigu jis yra stebintis išorinį santykį, kur yra galimas narcizas ir jo auka, patiriantis santykį, jis iš tiesų atpažįsta savus pavyzdžius. Tiesa, stebėti šitą santykį iš išorės yra labai labai sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad empatas ilgainiui pabuvęs šitame santykyje ima slėpti po savo gėdą ir pradeda atitolti nuo artimiausios aplinkos, neinformuojant jos, kokioje kančioje arba kokiam disfunkciniame ir santykyje jis esti. Todėl, kad labiausia tai yra ne tik tai dėl gėdos, vidinės gėdos pozicijos, ar ne, tai yra tik tai viena dedamųjų. Tačiau yra toks reiškinys, kad empatas ir taip išsieikvoja santykyje su narcizu. Dar vienas eikvojantis mechanizmas, kuris yra priešingas polius, tai kai tavo artimoji aplinka pradės tave protinti ir vesti iš šito santykio, iš kurio tu esi nepasiruošęs išeiti. Kai tave drasko dvi pusės, realiai tam, kad nesidraskyti, tu atmesi tą, kuriai priklausomybės tu neturi. Paprastai tai yra artimieji, draugai, tėvai, seserys, broliai ir panašiai. Nebeinformuoji juos apie tai. Tačiau empatas iš tiesų irgi turi resursą. Tai būna nutinka, kai yra geriausias draugas, draugė, ar ne? Ir savo skausmą, savo ašaras atrodo, kad galėtų, ir lieja ir skiria tai draugystei, kuri iš tiesų irgi toksinasi, nes jūsų pagrindinės temos atsiranda jūsų asmeninis santykis, ne draugų, o jūsų aukos asmeninis santykis su narcizu tampa pagrindinė draugystės tema. Pernelyg didelė donorystė yra paaukoti net ir tai. Tačiau draugystė yra draugystė, ten greičiausiai yra du empatai. Ir tas empatas, kuris yra kito empato resursas, kuris yra santykyje su narcizu, jis paprastai donorauja aktyviai ir negailint savojo resurso. Ar šitoj vietoj turiu ką patikslinti, dar pasakyti priedo, ar keliaukim prie kito klausimo? Galime keliauti prie kito klausimo, nes tu paminėjai pirmą pasimatymą ir va tos subtilumus. Tai, žinai,
dar galėčiau gal patikslinti, kaip subtiliai atpažinti narcizą, ar tarp eilučių, kuomet pažindinės, ir ar jau yra tos raudonos lemputės, tu paminėjai tą tokį mažą. Taip, aš paminėjau iš tikrųjų ir pagrindę tą patį norėčiau paplėtoti, kad visos raudonos lemputės turi pradėti jums nešti žinutę protę, atpažinti net ir jausmę, ar ne, bet jausmas jau yra susipainiojama. Tai būtent tas supynių tikslas. Viskas yra labai impulsyvu. Tai reiškia, pasakiau impulsyviai ir paneigiu impulsyviai. Bet būtinai paneigiau tai, ką pasakiau. Kitaip ir būti negali. Tai šitas manipuliacinės technikas, bet kokioje temoje, kurioje jūs esate čia dabar pasimatymo metu, jūs išvysite, kad mane vis palieka alkti ant pakeltos aukštesnės vibracijos. Aš noriu dar, aš noriu dar, aš noriu dar. Ar ne? Nevengiama yra manipuliuoti su sąlyga į priekį. Kaip aš mus matau, kada galėčiau tave išvysti vėl, manau, kad nesulauksiu, ar galėtumėm pagreitinti, paankstinti ir taip toliau, ir taip toliau. Jūs vos spėjate įkvėpti oro, kaip visą tai jums norisi girdėti. Galėčiau dar patikslinti. Taip. Kai tu atpažinai tą lemputę pirmų, antrų pasimatymo metu, aš drąsiai galėčiau pasakyti, kodėl empatas vis dėlto pasirenka likti. Sakyk. Bet kodėl vis dėlto jis pamatė tas lemputės, bet jis vis tiek eina žinodamas galbūt savyje, kad jis... Ne, čia dar nėra žinojimas. Kai tu atpažįsti raudonas lemputes, tu tikrai nesi tikras, ar tu čia viską labai teisingai atpažinai. Tu atpažįsti tarsi. Empatas įsikelia pats savo vidinės supynės, kad juk aš galiu klysti, o ir šiaip iš tiesų kiekvienas žmogus gali klysti, ar aš teisingai atpažinau, ar čia manyje nėra kokio nors disfunkcinio rezonanso, gal šiaip iš N patirtų nesėkmingų santykių aš dabar jau perdėtai atsargiai žiūriu į bet kurį galimą santykį, ar ne? Empatas visada yra dvejonės, ar jis teisingai stebi. Ir čia vis tik empatas yra empatas. Jis neleis savo nuvertinti žmogų, kai narcizas tave visada nuvertins be gailesčio. Tai reiškia, kad empatas duoda tą dvipoliškumo poziciją. Aš jau įtariu, bet juk nesu tikra, ar ne? Gal pabandykim su lik sekančiu pasimatymu, paskui dar sekančiu. Empatas iš tiesų jau prarado save, duodamas galimybę eiti į gylį. Jis neis į gylį atpažindamas, ar tai yra narcizas, ar ne? Jis eis į gylį, duodamas žmogui galimybę būti geriausio žmogaus vardu. Vis tik tai yra empatas. Taip, jeigu tu empatas, bet esi tikrai dar begalinėme skausme, gal tavo skausmas yra rezonancija dar iš papraeito santykio, bet tu, eini į gyvenimą, nevengi žmonių, nepasakai, kad visi vyrai kiaulės arba visas moteris vienodas ir panašiai, ar ne? Vis tik vadovaujamės sąmoningumu ir panašiai, tačiau empato sąmoningumas išsiskleidžia dieviškume, kad čia irgi yra dieviška kūryba, ar ne? Tuo tarpu narcizas tik manipuliatyviai gali naudoti šitos žodžius, kur iš tiesų informacinis amžius, informacinė galybė ir visi jau kalba sąmoningais ir protingais žodžiais. Čia nebesiskirsto, kas šitos žodžius vartoja. Kolektyvinė sąmonė stipriai patobulėjo informacinėme sraute ir transliacijoje. Ir šitą kolektyvinę sąmonę naudojasi visi. Tai yra natūrali šio amžiaus pasekmė. Tačiau narcizas iš tiesų taip, kaip jis nėra gebantis mylėti, išskyrus, tai galima pavadinti ydingą meilę savo, ar ne, bet tai net nėra meilė savo, tai yra savigynos mechanizmas, tai yra begaliniai silpnas žmogus, nors išoriškai jis yra tokioje stiprybėje, visada iš tiesų atrodytų net stipresnis negu empatas.
ir pati empatiška išraiška. Kodėl? Narcizas neturi asociatyvaus mąstymo. Tai reiškia, kad aš su šituo žmogumi, su resursu, su empatu turėjau nuostabiausius savo gyvenimo metus. Asociatyvus mąstymas duotų tokią žinią. Šitas žmogus ir buvo tas veidrodinis priežastingumas, kuris mano gyvenimą nuspalvino gražiausiam spalvom. Ne? Neturint asociatyvaus mąstymo yra tik logika, pakankamas racionalumas, kuriame turi gimti tikslus manipuliacinis mechanizmas, bet pirmas impulsas visada gimsta patologinėje psichikoje ir išreiškiama instinktų teritorija. Arba žmogus yra su tam tikrais karminiais įspaudais gimęs patirti, ką yra gimęs patirti. Taip, žinoma, čia aš kaip sielovadininkė kalbu jau tokiom nemateriniam formom, ar ne? Mokslas įvardintų paprasčiau, bet lygiai taip pat teisingai, tačiau labiau ribotai, ar ne? Kad vis tik sutrikimas, nes niekas nekalba apie inkarnacijos pernešimą, reinkarnacijos metu, informacinį pernešimą. Tai būtent karminius aspektus, karminius įspūdus, ne? Karminius rolės, karminius paveikslus, karminius bruožų rinkinius, kuriuos aš atsinešu kartu su savimi. Mokslas kalbėtų apie tai, jog šitos patologijos formuojasi dar ankstyvame gyvenimo etape per tėvus, santykius, erdvę, terpę ir laiką, kuriame tu vystaisi. Ir štai tas vystymasis tiesiog yra kažkokiam momente arba ilgam tęstiniam momente, ar ne momente, o laike, tęsiasi ydinga kryptimi ir štai tavyje susiformuoja patologinė mąstysena, kurią realiai toksiškai tu nukreipi manipuliuoti išorinę erdvę tam, kad išlikti. Tai atsineštinės savybės yra lygiai taip pat įmanomos ir kaip aš pirmajam video minėjau, jog atgimti kitam gyvenime, šiam gyvenime esant narcizu, atgimti empatu yra visiška priežasties pasekmės konstrukcija, karma. Ne? Važiuojam toliau, Ana. Tai tada norėčiau jau pereiti prie truputuką nuo empato. Ir ar narcizai vyrai ir moteris skiriasi? Bazė nesiskiria niekuo. Tai reiškia tikslo turėjimas, ar ne? Arba pati patologinė funkcija, kodėl aš esu, kas aš esu. Tai tikrai niekuo nesiskiria. Tačiau kaip skirtingo energinio potencialo atstovai, pati lytis jau formuoja skirtingą transliacinį foną. Empatai vis tik eina per loginę manipuliaciją, per psichologinį smurtą ir panašiai. Labai panašiai įvardinčiau, moteris transliuoja save, tačiau jų jausmų teritorija yra gerokai gajesnė. Manipuliatyviai jos veikia per jausmus. Ypatingai jautrintos visos sąlygos, kurios man yra netinkamos, aš jas išreikšiu per ką tu su manim darai, kaip tu gali, ar tu žinai, kaip aš jaučiuosi. Žodžiu, bandys pavergti per savo stiprų emocinį foną. Čia, žinoma, turiu vėlgi išskirti tuos asmenybinius dalykus, kai moteris yra labai vyriško tipažo, ar ne? Taip, jos manipuliacija nebus tikrai per jausmus, ji lygiai taip pat bus per loginę erdvę ir labai stipriai panašiai reikšis kaip ir vyro narcizo. Tačiau ji greičiausia dvipoliškai mokės manipuliuoti. Su savo stipria vyriška energija jie eis ir per racionaliąją, loginę manipuliatyvią pusę,
ir karts nuo karto tikrai nevengs panaudoti jausminės išraiškos. Ar narcizas dingsta su visam, kai jau viskas baigta, kai empatas nusprendžia išeiti iš tokio santykio? Žinai, šis klausimas, ar jisai dingsta su visam, yra iš tiesų lygiai toks pat reliatyvus kaip ir laikas, nes tai yra laiko sąvoka. Paprastai sakyčiau ne, bet neabsoliutinčiau. Paprastai empatas tikrai nusisuka, kai jisai mato visišką resurso užbaigtumą. Tai kai resursas yra stiprus, gebantis dar, jis vis tik yra empatas, ar ne, gebantis vis dar vesti komunikaciją, bet jau pamažu manipuliatyviai tą komunikaciją nukreipia prieš patį narcizą, jam šitas veidrodžio principas tikrai nepatinka. Jeigu jis turės bet kokią galimybę tave sunaikinti, nes tu tampi jo priešu, eliminuoti tave už priešo linijos, tuomet jis šitą santykį užbaigs. Paprastai narcizo santykis arba tas nuolatinis minėjimas save per komentarus, per žinutes, per atsitiktinius skambučius, žiūrint, kaip jūs jį iš savo erdvės stipriai pašalinsit. Blokas yra geriausia savisauga, apsaugojimas savo erdvės ir laiko, nes jūs nuolat gaišins. Narcizas 1001 kartą pasitikrins, ar jis tikrai teisingai įžvelgia, kad jūs jau visiškai, praktiškai, absoliučiai esate tikri. Jis stebės jūsų gyvenimą, net neduodamas jums apie tai žinoti. Tai reiškia, kad yra stiprios tylos momentas, bet jūsų gyvenimas bus sekamas. Ir kai jūsų gyvenimas, jame kažkas tokio aštraus nutinka, gal kažkokia netektis, gal darbo, vieno iš tėvų, draugų, pasikeitimas kažkoks gyvenime, visada stiprus pokyčiai šiek tiek susilpnina žmogų ir ima jį stiprinti, ar ne? Bet iš tiesų tas pirmas žemės drebėjimas yra savotiškas žemės leidimas iš po kojų ir tai yra silpnumo momentas, aš turiu susigaudyti. Kiekvienas silpnumo momentas narcizui yra stebimas ir jis bandys save įvesti į jūsų stipriausią silpnybę. Tuo momentu tai yra narcizo kelias atgal. Bet taip yra tikrai ir tokių dalykų, kai narcizas nustoja stebėti jūs ir tai yra vienintelis faktorius, jog jis jau turi kitą resursą. Iki tol, kol jis neturės kito resurso, jūs visada būsite jo stebėjimo lauke. Ir, žinoma, žmonės tarpusavy labai skiriasi, ar ne? Nuskaitydama auką, žiūriu, ant kiek ji auka. Jeigu yra visiškas nepasitikėjimas savimi, tai yra absoliutus empatas ir nieko daugiau stipraus savyje neturi. Empatas yra stiprus. Būkit geri empatai. Sukluskite šitoj vietoj, kad jūs auka tik pagal neišmanimą. Bet jūs esate labai stiprus, nuostabus ir kadangi daug resurso savyje turintis žmogus, jūs esate tiesiog geras mailius, ar ne? Bet mes visi vieni kitų maistai esame vienokia ar kitokia prasme. Taip, man. Aš turiu klausytojo klausimą. Ar tai reiškia, jei moteris yra super empatiška, ji visada pritrauks narcisistiško tipo vyrą ir ar tai yra pradirbama? Šiaip labai ačiū už tai, kad jūs užduodate klausimus. Tai kaip ir pradžioje video minėjau, šitas rezonansas pirmo ir dabartinio antrojo video tikrai turbūt iškelia vis labiau ir labiau klausimų. Į tam tikrus klausimus bendraja prasme aš atsakysiu. Individualus kontekstas, kuriame vyksta fizionomika, profilingas, nuskaityti konkretaus šito tipažo, tai reiškia ir jūsų, jeigu jūs empatas, ir narcizo sudėti, kas jis per funkcinis
tiek psichotipas, tiek archetipas. Archetipai gyvenimo eigoje kinta, psichotipas ne. Bet jis skolinasi, priima, atmeta keletą psichotipų, bet pagrindinis nekinta. Tai atsakydama į šį klausimą, jeigu moteris yra super empatiška, ar ne, ar būtinai jį pritrauks narcizą? Ir taip ir ne. Pirmiausia, super empatiškas žmogus visada bus narcizo mailius. Tai reiškia, kolektyvinėje bendruomenėje empatas visada yra priešingas narcizo polius, bet jie turi potencialą bendrai sinergijai, kaip harmoniją nepavadinčiau, bet tą balansinę porą atitikmenį jie turi. Tai priklauso labai nuo daugelio dalykų, nuo asmeninių jau šio gyvenimo patirčių, įžvalgumo, atpažinimo, tai reiškia išmanimo. Pirmesnis aspektas tai yra karminės naštos, ar ne? Ir trečias dalykas, tai tu visada esi rate, kaip energetinis srautas, tu visada esi dvipoliam. Tai reiškia, kad taip potencialiai tu esi visada išieškota, atrasta ir kitaip nuostabiai atsidūrusi laiku ir vietoje priešais narcizą. Bet tikrai nebūtinai super empatiška moteris yra visada pritraukianti tik tai narcizą. Ir ar tai yra Pradirbama. Žinoma. Ir pradirbama irgi taip jau kaip ir minėjau. Visų pirma, ėjimas į išmanimą, nebepalikimas savo viduje nei mažiausio rezonanso, mąstyti ir viską išteisinti, kaip mąstytų ir pateisintų empatas. Beistriškumo būsena yra proto nušvietimas. Tai štai, kai iš tiesų tu nebestebi, su kuo sinergizuoti, ar ne, tu nebeieškai savojo resurso. Karmos pradirbimas ir atrodo taip. Ar yra dar klausimą? Turiu dar vieną klausytojo klausimą. Nejaugi narcizai gimė ir neturi būti santykiuose, kad jie lyg ir negalėtų turėti antros pusės? Klausimas iš po pirmo video kilęs, kuomet aš sakiau, kad kas yra sveikstantis narcizas ir kaip jis save turi suvokti. Jie gali gyventi pilnavertišką gyvenimą, bet kiekvieno suvokimu pilnavertiškas gyvenimas yra labai skirtingas. Narcizo, sveikstančio, bundančio, save suprantančio, identifikuojančio. Ar mes girdėsimės toliau? Aš manau, kad taip. Aš labai tikiuosi. Bundančio narcizo suvokimas apie save, kad aš esu narcizas. Mano Achilo kulnas yra ilgalaikiai artimi santykiai. Tik šitas suvokimas esantis žmoguje, jam iš tiesų nepadarys jokios žalos ir jo gailėti nereikės. Už šitą suvokimą jis apdovanos pats save. Šitą klausimą iškėlė empatas. Iš karto galiu pasakyti. Todėl, kad jo žinutėje nuskambėjo, bet Dieve, kaip negailestinga, juk narcizai irgi žmonės, ar ne? Ar taip suvokus, kad tu esi narcizas, negi tu turi atsisakyti dabar šeimos patirties, namų meilės jausmo ir panašiai. Narcizai neturi asociatyvaus mąstymo, jiems šeima yra resursas, o ne meilės išsiskleidimas. Ir kadangi šitą klausimą užduoda empatas, jis jį ganėtinai sudėtingai su atsakymu gali suvokti. Jame rezonuoja ne logiškai išreikšta žinutė, jame rezonuoja jausmas. Mieloji,
nes uždavė klausimą moteris, tu jau gaili narcizo. Savojoje patologijoje jis jaučiasi Dievas, savojoje patologijoje jis jaučiasi teisus, savojoje patologijoje neteisi esi tu ir visada už viską kalta ir atsakinga. Bet bundanti narcizo sąmonė, bundantis, švintantis narcizo protas, suvokiantis save kaip narcizą, jis be jokios aistros žinutės atsisakys ilgalaikių santykių. Trumpalaikiai santykiai pas jį vyks nuolat ir jis negalės niekada atsisakyti. Bet tai nėra nei gerai, nei blogai. Yra žmonių, kuriems tai tinka ir jų bendras energija puikiai tame atlieka rezonansą. Iš esmės, juodosios, tamsiosios triados pati esmė yra kolektyvinis kenkimas. Tai įsivaizduokit, ar aš galiu iš viso kolektyvo susirasti vienintelę, tikslę ir ilgalaikę auką. Ką aš su ją padarysiu? Aš ją suvalgysiu, užčiulpsiu iki kaulų čiulpų. Negyvai. Asmenybiniam kontekste resursas, užsibuvęs ir nemetęs, nepakeitęs, netransformavęs savo mąstymo kaip empatas, jis tiesiog žlugs. Ar yra dar klausimų, Ana? Aš manau, kad taipogi empatas leisiu savo taip manyti. Ar yra, tai prasme, kai irgi klausytojas klausimas, ar narcizas, tu lyg matai, kad tu sutinki žmogų, lyg narcizas, lyg ne narcizas, ar gali būti šiek tiek silpnesnis narcizas? Lyg narcizas, lyg ne narcizas, ar ne? Narcizo klasikinis modelis yra visiškai aiškus ir visiems narcizams absoliučiai tapačiai tinkantis. Mieli mano, nepasiekite savyje paranojos po pirmo ir po šito antrojo video. Kartais žmonės yra tiesiog padidintos ego struktūros ir joms labai tinka dalinis narcizo paveikslas. Neleiskite savo su pusėtinu išmanimu arba išmanimo nebuvimu spręsti ir kabinti etiketės į po išrašų patologinę išvadą tokia ir tokia. Aš labai kviečiu susirasti autoritetą terapijai ir kreiptis individualiai, koks yra mano atvejis, kas aš tame esu. Ir kalbu iš tiesų ne tik apie santykį, kalbu apie tai, kad išmanyti save ir atsakyti į visus klausimus, kodėl mano gyvenime vyksta, kas vyksta, turėti apie tai žinojimą yra daugiau negu vertinga. Todėl kreipkitės į tuos, kuriuos skaitytumėte autoritetais, padėti vesti jūs gyvenimo keliu. Jums užtektų galbūt vienos konsultacijos, gal keletos, gal nuolatinės palydos. Nėra jokių įsipareigojimų į trukmes, platybės ar panašiai. Juk ir kiekvienas jūsų vieni greičiau, kiti lėčiau eina į suvokimus. Ir greičiau ir lėčiau yra ta pačios vertės. Svarbiausia įsisąmoninimas, įsisavinti suvokimus. Tai dar trumpai prie šito klausimo, lyg narcizas, lyg ne. Mes visi, absoliučiai visi, kurie gali vadinti save žmonės, žmogus, turime narcisistinių bruožų. Bet tai nėra, jeigu tai nėra patologija, kalbėkime paprastai. Tai yra tam tikros ego išraiškos irgi atitikti kai kuriuos išlikimo aspektus. Bet klasikinis narcizas turi labai aiškius bruožus ir iš tiesų prie kiekvieno jų gali dėti
varnelė. Manipuliacija, melas, impulsyvumas, energijos arba nuotaikų kaita. Visada kalta yra aplinka. Tik tai jisai neturi tikslo ją tiesiog apkaltinti, nebent čia prisideda psichopatizmas, kuris turi tikslą sunaikinti. Narcizas neturi tikslo sunaikinti savo resursą. Jisai turi tikslą karaliauti. Jis turi tikslą visiškai apsėsti arba būti apsėdimo priežastimi, kurią dievintų empatas, ar ne? Jis turi tikslą užvaldyti empatą, kad jo visas davimas būtų nukreiptas tik į jį. Jis nori absoliutumo, monopolinio užvaldymo, gauti ir viską tik savo. Eliminuoti visus kitus. Ačiū, Ana, tau. Ačiū klausytojams, kurie išlikote iki galo. Turbūt labai paprašysiu, dalinkitės šitais video, nes jūs net nenutuokėte, kas aplinkoje turi būti. Ir tai yra tik impulsas, kaip galimybė tam atsirasti. Ilga palyda, stiprus darbas, stiprus vien tik tai to impulso, kad jumise pradėtų kilti rezonansas, daryti kitimą to, kas eina tik į bedugnę. Už visus pasidalinimus tiek asmeniškai esu dėkinga, tiek ir padėkokite savo už sklaidą, nes jūs darote nuostabų darbą. Gražios dienos visiems, kaitrios saulės iš Portugalijos ir iki kitų kartų. Taip pat nevenkite parašyti klausimus. Klausimus siųskite man asmeniškai, į kažkuriuos aš atsakysiu, į kažkuriems galbūt matydama pamatinį tikslą, pakviesiu susitikti asmeniškai. Labų dienų. Ačiū. Ačiū, Alfredai.